Liublianos Olimpija laimėjo vos vienintelį kartą. Čia namuose prieš Sopoto Prokom Trefl komandą. Goranas Jurokas. Na štai krepšininkas, kuriam galų galvo dabar, tačiau jos baigėsi Kauno Žalgirio atkovotų kamuolių ir greita ataka, kurią užbaigė Goranas Jurokas. Tikslinėme penketį. Taigi, varžovų komandoje mes šiandieną dar pamatysime tos krepšininkus, kurie gali pridaryti daug nemalonumų ir kurie kol kas sėdi ant suolo. Jonas Mačiulis štai taip sunkiai pel tokiose nerezultatyviose rungtynėse ir tai yra šis bei tas. Aurelijus Žukauskas, perdavimas Jonui Mačiuliui ir šį kartą Jonas Mačiulis pakankamai lengvai susinė. Dežuanas Kolinsas atmeta kamuolį atgal, Goranas Jurokas iš 3 taškų zonos, na tiesiog Goranui Jurakui ir šis pataiko antrąjį tritaškį iš 3. Na jeigu tai yra Liublianos Olimpijos planas, iškovoti pergalę prieš Sienos Montepaschi. Na, o dabar idealiai atlikta greita ataka, ilgas traukėlė. Dabar grįžti į aikštę Aurelijus Žukauskas, Marko Popovičius atgal, Jonas Mačiulis laisvas iš 3 taškų zonos, taiklus Jono Mačiulio metimas ir Jonas Mačiulis yra pirmasis Kauno Žalgirio komandos krepšininkas šiame ketvirtyje. Grįžo į aikštę Jasminas Ukičius, Popovičius vėl priverstas atmesti kamuolį atgal, Jonas Mačiulis, dar vienas jo metimas, dabar nuo lentos pataiko jo. 37-32, 19 minutė pirmauja prieš Maskvos CSKA. Sopoto Prokom Trefl ekipa užtikrinti 18 taškų skirtumų priekyje prieš... Toks buvo Markuso Brauno perdavimas, Aurelijus Žukauskas spėjo išeiti iš baudos aikštelės, Jonas Mačiulis po to meta ir pat klumpa nepasiruošusius tokiose netikėtose situacijose, netgi aikštės viduryje. Dežuanas Kolinsas dabar pelno 2 taškus. Paskutinioji pirmosios rungtynių pusės minutė. Popovičius, Popo metimas iš 3 taškų zonos. Galų gale pavyksta pataikyti Marko Jonas Mačiulis, tačiau galima žaisti toliau, nepataiko Goranas Jurokas, pats kovojo dėl kamuolio, jis atsiduria Aurelijaus Žukausko rankose, 2 taškai. Šį sezoną Eurolygoje nepataiko. Dežuanas Kolinsas, Aurelijus Žukauskas, įspūdingas jo blokas ir po to man irgi pasirodė, kamuolys atsitrenkė į Mikko Zupono rankas. Dar kartelį žiūrime šį dabar Markusas Braunas su kamuoliu, jo reidas sustabdytas, galima žaisti toliau, Jonas Mačiulis, na štai taip, per vargus pavyksta pelnyti taškus Kauno, tačiau progos metimui nėra. 8 sekundės atakai, Braunas, jo metimas iš arčiau, na štai taip, Markusas Braunas pelno pirmosius savo taškus šiandien. Trečiojo kėlinio pabaigos, rezultatas toks tinkantis 2 kėlinių rezultatui. Markusas Braunas, na dabar, Markusas Braunas pataiko ir iš toli. 5, ką darys Markusas Braunas? Goranas Jurokas atgal, Markuso Brauno metimas iš toli, Markusas Braunas pataiko iš toli paskutinėmis šio ketvirčio sekundėmis ir Kauno Žalgiris dabar įgyja labai didelę persvarą palyginus su to, kas buvo prieš vos keletą minučių. Netrukus ketvirtasis kėlinys. Metęs Jonas Mačiulis po 8 pelnė, tai yra 9 įmetė Goranas Jurokas, po 8 Markusas Braunas ir Aurelijus Žukauskas, o Aurelijus Žukauską pavyko patausoti Žalgirio komandai. Braunas ir dar vienas taiklus Markuso Brauno met kamuolį ir paleisti jį į varžovų krepšį. Na štai taip, nutildyti Liublianos Olimpijos komandos fanai. Dežuanas Kolinsas perima kamuolį, pelno dar 2 taškus ir Liublianos Jonas Mačiulis atkovoja kamuolį, nors atrodė, jog varžovas yra geresnėje situacijoje ir arčiau jo. Dar viena proga Žalgiriui, Braunas. Ir 2 taškai, kuri pavyksta išsaugoti kamuolį savo rankose. 10 sekundžių atakai, dabar visiškai laisvas po krepšiu paliktas Paulius Jankūnas. Na štai čia ta situacija, apie kurią ir minėjau, kurie turi dviženklį pranašumą. 60-49. 7 minutės ir 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Braunas dabar jau paliko jį Goranas Dragičius. Niekaip negali sugrįžti į savo geruosius laikus. Praėjusį sezoną dėl finansinių problemų ši komanda išbarstė ir savo lyderius ir 160. Goranas Jurokas, tikslus Dežuano Kolinso perdavimas ir daug kitol, kol kova vyko taškas į tašką, persistengė dabar Dežuanas Kolinsas, tačiau vis tiek Goranas Jurokas
pelno 2 taškai, tačiau reikia dar pagalvoti ir apie metimą. Popovičius taiklus, Marko Popovičiaus meluoti jau nebėra jokių priežasčių. Na, o Kauno Žalgiris laimi prieš Olimpiją 4. kartą iš eilės. Maža to, tai yra 5. Kauno